apie tai šnekame Europos mastu ir turi atsirasti ir didėti Europos gynybos fondas bei atsirasti tam tikras paskolų fondas panašus į RRF fondą. Taip kad čia bus matyti sudėtinis finansavimas, kuris, mano galva, būtų logiškas, nes gynybos klausimas yra svarbus visą Europą. Premjeras Gintautas Paluckas anot prezidento Gitano Nausėdos siekiant didesnio finansavimo gynybai galėtų būti peržiūrėtas kitų sričių, taip pat ir socialinių programų finansavimas, įvestas pajamų apmokestinimas pagal dydį. Žinoma, kad mums reiks pasispausti ir restruktūrizuoti savo išlaidas ir čia Lietuvoje, nes tai tikrai labai ambicingas tikslas. Na ir pajamų klausimas. Taip, iš tikrųjų reikės įgyvendinti kai kurias priemonės, kurios jau seniai laukia savo eilės, tačiau dėl vienokių ir kitokių priežasčių nebuvo įgyvendintas. Konkrečiai kalbu apie konsoliduotą pajamų mokestį pagal pajamų dydį, o ne pagal rūšį. Prezidentas Gitanas Nausėda sprendimą didinti gynybos finansavimą iki 5–6% bendrojo vidaus produkto valstybės gynimo taryba priėmė penktadienį. Papildomi pinigai reikalingi norint Lietuvoje iki 2030 metų suformuoti kariuomenės diviziją. Valstybės saugumo departamentas teigia, kad socialiniuose tinkluose yra platinamas suklastotas dokumentas, jog Lietuvos žvalgyba neva rengia sukarintas baltarusių grupės. Anot VSD tai yra prieš Lietuvą nukreiptos testinės informacinės kampanijos dalis susijusi su artėjančiais Baltarusijos prezidento rinkimais. Panašių kaltinimų Lietuvai anksčiau būta ir Baltarusijos valstybinėje žiniasklaidoje. Prezidento rinkimai Baltarusijoje vyks sausio 26 dieną. Nebejojama, kad rinkimus vėl laimės nuo 94-ųjų šalį valdantis Aleksandras Lukašenka. Tarptautinių tyrimų duomenimis rūkymo prevencijai skirtos linijos gerokai padidina galimybę atsisakyti nikotino. Beveik metus Lietuvoje veikianti nacionalinė metimo rūkymo sulaukė beveik 1500 skambučių. Pasak psichoterapeutės Eglės Adomavičiūtės, vartojant reikiamus medikamentus ir kartu sutelkiant psichologų pagalba, tikimybė mesti rūkyti išaugo 4 kartus. Pasaulyje yra atlikta daug tyrimų jau šią temą, nes kitos šalys turi šias pagalbos linijas, jos skirtingos yra, bet padidina tikimybę mesti rūkyti 38%. Matoma, kad efektyviausia yra pakaitinės nikotino terapijos gaminiai medikamentai ir efektyviausia ir labiausiai 4 kartus padidina tikimybę mesti rūkyti būtent psichologinės pagalbos ir medikamentinio gydymo kombinacija. Psichoterapeutė Eglė Adomavičiūtė. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis vidutiniškai Lietuvoje kasdien tabako gaminius rūko trečdalis šalies gyventojų, elektroninės cigaretes apie 3%. Jungtinėje karalystėje daugiau kaip 10% gyventojų